Lietuvos čempionas Kauno Žalgirio krepšinio klubas ruošiasi antrai Eurolygos dvikovai šiame sezone. Praėjusią savaitę iškovojo istorinę pergalę 28 taškų skirtumu, o savaitgalį vos išnešė sveiką kailį prieš Rusijos Liubercų Triumf komandą, jau rytoj žalgiriečiai įskrenda į Ispaniją, kurių laukia išbandymas Vitorijoje prieš vietos Caja Laboral. Siekius ugdyti komandos nugalėtojų mentalitetą dažnai pabrėžintis komandos treneris teigė, kad Kauno Žalgiris į rungtynes nevažiuoja pralaimėti. Kauniečiai sieks tik pergalės. Well, the first thing that when I arrived here that I said that many times Žalgiris goes to some course knowing that they're gonna lose. Žalgiris niekur nevažiuoja galvodami, kad pralaimės. Tai sakiau jau ne kartą. Visur važiuosime tik laimėti. We have some problem with our injuries, with the new guys introduced, but we're gonna go there for win or trying to give our best. Yeah, absolutely tough. I played several times there with Badalona, Madrid and Sevilla. Esu ten buvęs su komandomis, kurias treniravau anksčiau. Ir ten žaisti visada yra labai sunku. Bet mes nebijome. Mums užteks meistriškumo varžyti su jais aikštėje. Svarbiausia gerai sužaisti rungtynių pradžią ir kovoti iki paskutinės minutės. Jei patikėsime savo jėgomis, tikrai galėsime kovoti dėl pergalės. And if we believe in our rules and we believe in our new mentality, we can compete and of course surprise them. Rungtynėse pasirodys ir Žalgirio naujokas amerikietis Ibrahimas Džeberas. Yeah, he gonna be there. I don't know exactly because yesterday we begin to teach them the new plays. Jis su mumis treniravosi labai trumpai, tačiau manau bus pasirengęs rungtynėms. Mūsų tas negąsdina. Jei neturime Kalniečio, žaidžia Adas Juškevičius. Jei nežaidžia Klimavičius, rungtyniauja Mario Delašas. Mes stengiamės į žaidimą įtraukti naujus krepšininkus. Žinoma, Džeberas bus gerokai naudingesnis ateityje. Mario Delas are in a core. We are not afraid, and also we are forcing these new guys to improving for the short future. And then we're gonna keep with this mentality, but that's true that Ibrahim gonna give one new chance in a couple of weeks, but not now. Jaunasis Žalgirio atakų organizatorius nebijo laukiančios konkurencijos. Žaidėjas įsitikinęs, kad klaidų iš praėjusių rungtynių su Rusijos atstovais komanda nebekartos. Na, kadangi mano pozicija, tai tikrai sudarys, bet manau, pasidalinsim to laiku. Manau, visi padarėm po tų varžybų išvadas, kad taip negalime pradėti varžybų, negalime taip žaisti, taip negalime nusteikti, taip kad bus viskas tik į naudą tos varžybos ir pasimokime iš tų klaidų. Žalgiris antrasis rungtynės Eurolygoje žais penktadienį.